Tai ką, sveikutėliai, brangų žiūrovai, įsimegojau 10 valandų rytą yra Lietuvoje, 9 čia, be žadintuvą atsibudau, viskas super. Kažkaip vakarą, nežinau, per pirmas 2 dienas kažkaip pavargau iš tikrųjų. Vakar anksti užmigau, įsimegojau. Iš vakaro dar Freja pasakė, kad be 9 rytą nieko neturės, jokių pakrovimų, tai nu ką, neturėsi, tai neturėsi. Tai ką, o dabar jau turim, tai važiuojam krautis viską. Pusė priekabas kol kas tik tais 6 metrus, tik sakė, pakraus. O po to matysim, sakė, pasikrausim, žiūrėsim. Tai čia kažkaip pietų Švedija aplinka Malmo, tai su kroviniais labai kudai, pastebėjau. Aną kartą irgi kažkada čia rankiau, pasikraunė, laukė, biškai tai. Va, tai taip silpniau biškai, bet nieko. Įsivažiuosim. Vakar beje buvo lygiai mėno, kaip išvažiavęs buvau, tai atrodo 4 savaitės lygiai. Tai per 4 savaitės nuvažiavau, jo, 4 savaitės, ne mėno biškai, dar porą dienų reikia dėti. 30 dienų yra, 28. Tai nuvažiavau nuo namų visai gerai, 10 060 km. Tai va darau. Porą dienų pavažiuosiu dar, žiūrėk, ir gal kokį 11 bus. Tai skaitau visai geras. Čia mano važinėjimas. Negali skūstis labai. Iš vis negali skūstis, net nelabai. Tai va, žodžiu, judam. Nu va, atvažiavot kartu su manim į NDI įmonę. Pasirodo, vadinasi Nordisk Deck Import. Tai, nu, tipo šiaurės šalių padangų imports. Tai turbūt padangas kraus. Čia matau pagrindę sunkvežimį. Bet gal visokių yra. Tik pusė prie kabikės. Rampą, apsisukam, gal iškart pastumsiu prie kurios nors. Turbūt per rampą kraus, nes matau ten tai per rampą kraunas. Pristumsiu arčiau, ką mažiau vaikščiat reikėtų. Padangyčių, gražiai tvarkingai sukrauta į konteineriukus tokius. Gražu žiūrėti. Nebele kaip. Sumesta. O, galim sustuoti dabar prie 3 rampos. Eiti į ofisą pasikalbėti, ką pasakys. Nu va, kaip gerai. Atspėjau, kur reikstuotis. Stumiam prie rampos, o atsimušiam. Ir einam krautis. Šiaip dabar va pažiūrėjau, naktį biškį lyja, tai per tas duris prilydinai galą, pavyzdžiui, šlap. Pats paskutiniai 20 cm aplyja priekabas prie durų, tai nu, biškį nervina. Jeigu koks popierius būtų be įpakavimo ar ką, tai nu, negerai yra, negerai. Kronės bairiai.
Nu va, kaip tvarkingai sukrautas padangėlės, geriau negu kai būn be nieko, be jokio konteineriuko. Daug geriau. Ten kai būn rankom iškrauti. Aišku, čia pilnos iki lubų taip neprikrausi, bet vis tiek tvarkingai. Liuks, žodžiu. Nu va, įvežiniai padangas tokius konteineriukus su kariuku per visą plotį. Jam reikia žiūrėti, kad nekliūtų niekur. Diržai biški maišą. Bet viskas bus gerai, gerai važiuojasi. Ne pirmą kartą tai daro. Va, 6 metrai bus. Nu va, dar neblogų padangėlių čia įkrovė, traktorinį. Kai 2 metrų diametrą. Atrodo galingai čia. Čia jaučiu tiem geriem traktoriam, kaip Volvo, kur sakiau. Protektoriaus čia kokie 4 cm. Žodžiu, va, normaliai, per 2 pirštus. Nu va, pakrovė čia dar kažką. Kažkokias tai sieklas su paukščiuku, su pempe. Važiuojam toliau. Šiaip čia atgal į Frėją grįžau pasikrauti. Šiaip nežinau, čia man vienam taip atrodo, ar čia kažkaip žemai tą priekabą sėdžia. Kad reiktų pakelt ją. Kaip jūs galvojat? Man kažkaip atrodo, ar čia... Kažkaip jinai man žemai čia atrodo labai. Ant pagalvių dugno vos nenukritus. Reiks pažiūrėti, pakelnuot biškį. Čia su kranu. Šiaip kelias. Kaip ir normaliai. Pažiūrėt, ar nusileidž daugiau, ne? Ar čia jau ant pačio dugno, ne? Nu, gal ir ne dugnas. Gal ir normaliai, čia va dugnas. Žemiausia padėtis. Nu, atsikel, ne ant dugną guli. Pasitikrini taip, biški kartais. Tai žinai, jeigu važiuosi vieną ant lingių, daužysis čia, tai ne kažką irgi. Atsikėlė normaliai. Nu, važinėjęs čia po Malmę. Rankioju čia kroviniukus aplinkui. Po vieną paletę. Ką darysi? Yra kaip yra. Su kroviniais labai kuda, ypač čia pietų Švedijai kažkaip. Kažkada prieš porą savaičių irgi ten rankiau. Kapeikas. Kokia čia sankryža? Čia mano pagrindinis šalutinis. Lygia reikšmė. Nėra ženklų. Po 200 metrų pasieksite savo kelionės tikslą. Žodžiu, reikia kažką. Čia iš vis vieną kolį turiu paimti. 16 kg. Žodžiu, reikia ieškoti čia kažkur. Kur čia? Iškrovimai, pakrovimai. Biški pavargti reikės. Jūsų kelionės tikslas yra jūsų dešinėje. Žodžiu, susikroviau tipo viską, dar nepilna priekaba ir įkalė perkabinimą dabar. Kam aš vakar čia viską susidėliojau, susipakavau. Žodžiu, biškį susinervinau. Galėjau taip ir palikti bardelį ir persimeti po to bardelį dabar vėl, jeigu su tais diržais ten... Aišku, jeigu ten kits vairuotojas bus panaudojęs kažkiek diržų, tai bus palikta, bet šiaip tai vargelis čia. Vėl per naują viską. Ir į kratą apvažiuoti turbūt aplink. Kažkokią Frėją ten matau. Žodžiu, galėjo pasakyti, kad anksčiau, kad čia planavo perkabinimą, tai dabar čia tik durnai gaunas. Va. Ką padarys? Nu va, keičiuos priekabom.
Šį kartą tenka atsisveikinti su atsarginiu ratu, nes čia nėra laikiklio šitoj priekabai. Ką padarysi? Pasakiau, kad paliktų frėjų, kada važiuos, kai pasiimsiu prie progos. Ką padarysi? Ne karveis ten kainavo man, tai aš labai nesu galvos. 5 eurų, man atrodo, mokėjau už jį. Aišku, gaila, bet, nu, ką padarysi? Čia dabar tikrai priekabą nekelsiu. Jau tebūnie. Apsikeitėm diržais. Nuo šonų neėmėm. Ir aš neėmiau, ir jisai neėmė. Žodžiu, viskas kaip ir... Šiaip labai malonus filipinietis, negaliu, nei pusę žodžio negaliu pasakyti. Kad būtų koks nors, ar tai netvarkings, ar ten dar kažką. Labai fain žmogus. Angliškai kalba, susišnekam, viskas liuks. Kaip sakoma, nesvarbu iš kur tu esi, svarbu iš ko tu padaryt. Arba geras pasakymas yra. Va, prisikabinsiu, prisitrauksiu prie savo šmutkio arčiau. Viso, bus normaliai viskas. Susikrausiu daiktus, nereikės nešioti niekur toli. Nu ką, va, apkeičiau krovinį į Zoverį. Čia pakankamai šiaip apinaują priekabą gavau. Reiks pažiūrėti, kelintų metų ant stojkių, ten mačiau yra metai. Ir ant dokumentą, aišku, yra. Čia va mano turts. Reik viską susikrauti. Filipinietis dar paliko šitų terkšlių daugiau. Tai žodžiu, į pliusą eina aš čia. Jau net tas rats, tai jau nebeturiu reikšmės. Su ana priekabą išėjau. Radau terkšlių diržų. Su šitą, žodžiu, į pliusą. Kada nors antrą sunkvežimį turėsi, nebereiks pirkti, bus komplektų. Va, tai va čia va kaip vakar rodžiau, čia va tai tokias va čia ant knedžikį tokių pritaisyta. Tai dažnai skystas labai čia, ta vieta skysta tokia. Nuskraida šitie va lentų laikikliai. Kroniai tai normaliai privirinti jie. O čia tai taip ant snarglių biški. Matom biški išpločia netilpo, išsipūtė. Žodžiu, krauname šmutkės, įvažiuojam. Labai bjaurus oras čia prie Malmės, labai vėjas pakilo. Ryte dar visai fainiai buvo, šiaip nešalta, prie Stokholmo daug šalčiau buvo, bet pabastais jau naktį. O čia vėjas labai. Net baltoji bangas, jau tokios biškė stipresnės. 10 tonikių maždaug krauts esu į Zoverį, tai biški ramiau, aišku, 10, ne 20, bet maskatuoji neblogai čia. Čia per Oresundą važiuoju, nepastebėjau. Nu ką, vakar oligarch pakis buvo, o šiandien sustojau tokioj naujoj burgeriniai, vadinas Carl's Jr. Nesu dar nieka čia valgęs. Čia Nyborge už tiltą iš karto. Parkings yra. Tai va, sustojau pasimti, čia mešlainį, viską paragausim. Čia šiaip parkingas stovėdavo, vis laik skaniai kvepėdavo, bet niekad nesusiruošdavau paragauti. Šiaip burgeris didelis, bet kompleksiuk 102 kronų, tai čia gan nemažai. Koks 15 eurų gal rajone. 7,5 yra, reikia padalinti. 7,5 kronos yra už eurą. Tai va, pažiūrėsim, kas čia gavos. Nu ką, štai ir atvykom į Kopenhagą.
timelapsą. Čia biški efektų tokių, matai, aš toks šiek tiek mėgėjas, bet žiūrovam patinka. Orelis tai čia visai neskrydžiams skirt, bet mačiau lėktuvai leidat. Va, tai iki Silkeborgo reik važiuoti, ant 300 km gal gavas. Nuo perkabinimo. Nelabai toli. Bet viskas normaliai. Šiandien gausis kokie 400 gal. Plius minus. Visai gerai. Būdavo į blogiau per dieną. Nu va, toks čia daiktas. Subiniuota gerai. Paragausim, ar skanus, ar neskanus. Duosiu atsiliepimą. Nu ką, jaunims labai gerai pavalgiau. Žiūri, geras burgeris, viskas liuks. Užskaitom šitą vietą. Nelandinė kokia. Va, tik tiek, kas blogai, tik reikia toliau dar važiuoti. Eičiau burbulų leisdama. Taip gerai, bet ką. Judam toliau. Susiimt reikia. Na ką, brangiai, taip po biškį ir atvažiavau iki parkingo. Įsipolsauti. Tokia šiandienelė. Žodžiu, užsidirbau naujesnį šmicą. Bet pradirbau ratą. Bet uždirbau diržų. Žodžiu, nu, tas ant to. Nieka, šiaip Frėjas paprašiau, sakau, palikit terminalę, jeigu to vairuotojų irgi paprašiau, sakau, bus, sakau, palik terminalę, sakau, to ratą, aš kada nors pasimsiu. Jeigu nesunku, sakė, okei, nu, kiek laikysis ten žodžio, ar ko, nežinau, bet nu, paprašiau. Bus kaip bus. Tai. Žodžiu, ne karvė čia tas rats, ką padarysi. Jisai vertę turi, kai nuleidži ratą, tada 1000 eurų, kai vežiojas, tai jis nieko nekainuoja. Va, bet jeigu nuleistų ratą, kokį nors sprogtų padangą inkilai, neprisišnekėt, dabar tikrai gali būti. 2 metus prasivežiau, nereikėjo niekam. Dabar atsitiktų kas nors, tai būtų toks abidnek šiandien 1000 eurų pakliūti visai. Nelabai smagu yra. Tai va, tai kai ratas mano 50 kokį kainuoja, tai biškai skirtums yra. Tai va, tai ką žinau, einu aš mėgoti, klijuoti filmuką jum. Dar prieš tai, rytoj išsikraunu, sakė, kažką rytoj duosi Norvegiją, bet kažkur netoli ten aplink Oslo. Nu tai nuvažiuosim biškai. Seniai nebuvau. Tik nenoriu. Visą laiką šiaip į Norvegiją, kai važiuoju, tai visą laiką baisi ta jų kontrolė yra. A tam bus, a nebus, nors dažniausiai nieko nebūn, nieko jie nesako, viskas būn dažniausiai normaliai, bet kažkaip vis tiek nejaukų, nes jie ten būn ir kabina landžiai, da kažką. Tai va, tai ką. Ačiū, kad žiūrėjot, kad buvot kartu. Tik dėl jūsų ir filmuoju visą laiką. Ne dėl savęs, man tai čia nereikalinga. Bet tas irgi padeda, reikia pasitemti visą laiką. Va, nežinai, kada gali kas nors ateiti, sakyti, o sveikas, Leonai, negali vaikščioti kaip murzis. Visai. Gerai, vakis leberių traukas. Einu mėgoti. Ačiū jums ir iki rytojaus.